Taigi, Urtė Smulskytė yra Kėdainių Šviesiosios gimnazijos abiturientė, pas mus praėjusias varžybas su Prienų Birštono Vytautu atlikusi himną gyvai. Urtė, kiek kartų tau teko giedoti himną? Iš tikrųjų, per kiekvienas varžybas, kurias stebiu, kurias žiūriu ir palaikau savo komandą, visą laiką tenka giedoti per valstybinės, aišku, šventes. Tačiau pirmą kartą teko giedoti himną vienai ir dar akapelą. Tai iš tikrųjų buvo didelis iššūkis man. Iš tikrųjų labai jaudinausi, bet manau, kad man pavyko. Kai atsistojai aikštelės viduryje, kaip jautėsi? Žinai, kad viskas ir pradėsi dabar. Iš pradžių, kas atsitiko, tai dingo visi himno žodžiai galvoje. Pradėjo maišytis ir posmelių žodžiai. Bet nežinau, kažkoks gal buvo šiek tiek pasitikėjimo savimi. Tiesiog galvojau, dabar yra mano valanda, mano laikas ir aš tai atliksiu. Kurios himno eilutės tau yra pačiai jausmingiausios, pačios gražiausios? Gražiausios ir jausmingiausios, manau, kaip ir daugeliui lietuvių, tai vardan tos Lietuvos vienybė težydi, kuomet visa arena kartu dainuoja, kartu gieda tiksliau šias eilutes, manau, kad tai labai vienija visus lietuvius. O ar atlikti kokią nors dainą solo yra lengviau negu kad atlikti himną? Kadangi tu dainuoji vienas, tai yra tikrai sunku, tačiau kai tu giedi himną, tai yra labai didelė atsakomybė. Visų pirma, tu negali sumaišyti nei melodijos, nei žodžių, nes šią giesmę žino visa tauta. O kuomet tu dainuoji kažkokią tai dainą, tai gali ir paimprovizuoti. Todėl manau, kad himną giedoti yra daug sunkiau. Urte, kas tau pačiai yra Lietuva? Lietuva tai yra šalis, kurioje galiu būti savimi, kurioje galiu kalbėti savo gimtąją kalbą, kurioje galiu išreikšti savo mintis. Ir tiesiog man iš tikrųjų gera gyventi čia ir turėti savo artimuosius. Ir tiesiog nesvarbu, kad ir kokio dydžio turėtų būti ta šalis, bet manau, kad tas bendrumo jausmas yra pas mus svarbiausias. Ar esi pati pilietiška? Taip, esu pilietiška, dalyvauju įvairiuose renginiuose, kad yra šventės lietuvių, kaip vasario 16, sausio 13, tikrai visą laiką pavyko. O kaip tau patinka dainuoti labiau solo ar su kuo? Prieš porą metų buvau taip užsiciklinus, kad dainuosiu visą laiką tik tai solo. Man kažkaip nepatiko, kai mane trukdydavo kiti balsai, nes mano balsas yra toks šiek tiek su smėliu, kai dainuoju, ir mane erzina, jeigu būna kažkoks švarus balsas, tiesiog aš visą laiką jo to pavydėjau. Bet paskui supratau, kad tai yra gal ir pliusas. Ir tada jau dainuoti kartu su Kėdainių senamiesčio choru. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tenai jau susiradau naujų draugų ir kad mes dabar koncertuojame ir aš to labai džiaugiuosi. Todėl ypatinga ir čia ir taip. Ar dažnai koncertuojat su choru? Daugiausia koncertų būna prieš Kalėdas, kai tenka važiuoti visokius firmų kalėdinius vakarėlius į eglutės įžiebimus. Todėl tų koncertų yra tikrai daug ir jau netgi turim ir vasarai koncertų. Savo sėkmę išbandėjai X Factorį, kaip sekėsi? Pirmą atranką praėjau, paskui stovyklą kritau, taip atsitiko. Aš manau, kad man reikėjo dar iki to užaugti. Tai buvo praeitais metais. Galbūt dar nebuvau atradus pati savęs, ko tenai reikia, bet kai pagalvoju, aš nežinau, ir tenai eičiau dar kartą. O kiek metų domiesi krepšiniu? Oi, kai buvau maža, visą laiką važiuodavau krepšinio varžybas kartu su tėvais, nes ir mano tėtis, ir mano brolis labai patys mėgsta žaisti krepšinį, todėl aš visą laiką važiuodavau kartu. Jeigu brolis eidavo į kiemą žaisti su draugais krepšiniu, tai žinoma ir aš kartu eidavau. Ir būdavo labai keista, kai maždaug berniukai kieme mato, kaip mergaitė varosi kamuolį. Tiesiog, man labai patinka krepšinis. O kaip tau sekėsi žaisti krepšinį? Ojei. Kas sekėsi geriau, žaisti krepšinį ar dainuoti? Sekasi, aišku, dainuoti geriau negu žaisti krepšinį, bet kuomet vasarą būna, kaip su draugais, ir mano geriausia draugė yra krepšininkė, jinai žaidžia Vilniuje. Ir aš vis prašau, kad mane išmoktų gražiai mėtyti iš riešo, kaip ir privaloma, bet man vis nepavyksta. Bet baudas pataikau gan gerai ir būna pora tritaškių. Ko palinkėtum Nevėžiui šiam sezone? Dar liko 8 rungtynės. Linkėčiau kuo daugiau pergalių, nes aš jais tikrai tikiu, nes jau ypač šiais metais Nevėžis tikrai yra stiprios sudėties ir aš kiek mačiusi varžybų.
gali nugalėti ir tą patį Žalgirį, ir tą patį Lietuvos Rytą. Tikrai viską gali būti, todėl labai linkiu siekti kuo daugiau, treniruotis ir laimėti. Ar mums giedosi himną iki pat sezono galo? Jeigu norėsit, aš labai noriu sugiedoti visas varžybas likusias, tai tikrai taip. Ačiū. Dėkui.